Buvau Facebook'e ir staiga man išmetė tokią reklamą. Ten, ale tokie, žinot, kaip raktų pakabukai būna, dirželiai visokie, pat kažkokia tai įmonė ten jų, man atrodo, jinai yra Anglijoje, tai Cool Crew tokia vat. Ir ten jie parduoda visą tokį prekes susijusias su aviacija, man atrodo. Jo, su aviacija, jau matau. Ai, tai čia nereikia, kad čia kažkoks tai užsakymas atspausdintas. Jo. Taip. Jie parduoda prekes susijusios su aviacija ir nežinau, ar jie, ta prasme, norėjau pabandyti, ar jie daro geriau negu kad parduoda kokiam tai AliExpress'e, bet matau, kad, nes jie tipo ten rašo, nes kai užsakiau, tai buvo parašyta, kad tipo laukite užsakymo, išsiuntimo, nes tipo dar gaminame. Bet, ar jie gamina, aš nežinau. Kažko tai atrodo Air France šiuo atveju, bet nežinau. Nes vat paprastai būna geriau susiūta, jeigu ten visai taip prastai atrodo, nežinau. Nes nežinau, pavyzdžiui, kaip įmonės duoda, tarkim, ten darbo pažymėjimus ar ką, tai čia būna geriau susiūta. Bet užtat yra šitas. Čia galima darbo pažymėjimui panaudoti. Šitas geras dalykas. Air France. Ir va su tokiu. Pavyzdžiui, čia šitas jau kas, nežinot ar nenaudojat. Kai einat, pavyzdžiui, darbą ir reikia praeiti ant tos visus vartelius, ten apsaugą ir taip toliau. Tai čia būna tas pažymėjimas ir tiesiog va, taip yra patogu ant tos virvelės tokios. Priglaudžiat prie to, kad ten daviklio ir praeinat. Jis automatiškai vietą atsistoja, taip sakant. Bet šiaip fainas šitas dalykas. Taip, netgi čia toks padarytas, bet truputėlį kreivokai taip. Nuorodą aš jums įdėsiu, galėsit pasižiūrėti. Aš galvojau, kas čia, kažkaip normaliai. Galvojau, kad nulūdžias. Tai va, toksai Air France. Tiesiog man patinka ta visa aviacija ten kartais, ne visada. Ir turiu užsisakyti kažką įdomesnio. Ryanair norėjau, Ryanair neradau, tai Air France bus gerai. Air France. Nežinau čia. Dar galit šitą nusimti ir tvirtinti prie diržo. Šitą va. Gerai sugalvojau. Va. Tai va, toksai video šį kartą. Iki kitų kartų nuorodą įdėsiu, nežinau. Pasižiūrėkit, bet ar pirkti, tai nežinau. Nelabai gal. Iki kitų kartų.